Kiek kainuotų mokslas įvairiose šalise? Populiariausia iki šiol buvusi Jungtinė karalystė arba Anglija, kaip mes ją vadinam, mokslas bakalauram už studijas mokslo metus pakilo 3 kartus, taip kad studijos ten tikrai yra labai brangios, jos gali kainuoti iki 9 000 svarų sterlingų už mokslo metus, tačiau ES piliečiam yra teikiamos beprocentės paskolos, kurios yra grąžinamos tik tada, kai studentas pabaigia studijas ir pradeda dirbti ir jo pajamos leidžia grąžinti šitą paskolą. Jei per eilę metų, darbo metų nustatytą terminą žmogus negrąžina šitos paskolos, nes jo pajamos nebuvo pakankamai didelės, šita paskola yra anuliuojama. Taip kad sąlygos ES piliečiam gauti paskolą studijom išlieka labai palankios. Studijos Vokietijoje, Portugalijoje už mokslo metus reikėtų mokėti apie 500 eurų. Studijos Olandijoje kainuotų 1750 eurų už mokslo metus. Studijos Prancūzijoje nekainuoja valstybinėse aukštosiose mokyklose, tačiau registracijos mokestis gali siekti ir 900 eurų priklausomai nuo aukštosios mokyklos prestižo.